Kelionę į Niujorką dovanojo greitųjų paskolų profesionalai smskredit.lt. Labas vakaras, arba dar kitaip sakant, labas rytas tiem, kurie nemiega. Dabar yra 4 valanda ryto ir mes ne bet kur, o Vilniaus oro uoste. Dabar jau stovime tokioje netrumpoje eilėje. Užteko progą su jumis pakalbėti. Ir dabar jau praėjau patikrą, tą tokią rimtą patikrą. Žiūrėkit, kaip tai vyksta. JAV šiaip savo nepateksi. O tada ten purškia kažkokį vėjelį, neaišku. Visai kaip išbandymų kambarėlėje. Taip, aš irgi buvau pasimetus ir žiūrėjau į tą teatrą ir sakiau, kaip? Kas čia? Tu? Pas jūs dabar 1 valanda nakties, miegat savo. Mes Niujorke. Viskas susiradau, pagaliau gavau savo bagažą ir dabar su tam tikru busiuku važiuoju į savo viešbutį. O, kai norėčiau dar kažkur nors taip pačilinti. Pagaliau aš į viešbutį, pagaliau man pavyko viską padaryti. 8:15. Štai, kai mes gyvename čionai. Tikriausiai sušprotai kalbėdama su kameru. Man reikia draugų. Čia mano lavytė, kurioje šiandien miegosiu. Šiur nusikoliau, žiūriu, ilgai skridom. Turėjau beprotišką kompanioną. 89 metų senuką, bet jis biznierius. Tai va, žinokit, realiai tai sakė, kad jeigu noriu čia pasilikti, tai man tai reikia jam pasakyti. Yra fiktyvi santuoka, nefiktyvi santuoka. Visada galim prižiūrėti vaikus. Ir po to, kai pasakiau, kad aš, kaip ir nelabai čia domiuosi tų dalykų, jis man sako, tu tai nepagalvok, mano reikalas yra pasiūlyti, o tavo priimti arba atsisakyti. Bet nesvarbu, karališka lova, tai karališka lova. O Dieve, kaip nuostabu, dabar noriu valgyti ir tada išsimiegot. Ir kaip Frank Sinatra dainavo savo dainoje. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. It's up to you, New York, New York. Da-da-dum, da-da-da-da-da-dum, da-da-da-da-da-dum. New York. Woo! Mamma mia, here I go again. My, how can I Ahoj, resist you? Lapuka, šiuo metu mes esame, ne bet kur. My, just how much I missed you. Taip, šiandien yra 27 diena ir šitą valandą mes einame į Mamma Mia miuziklą. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. Sveiki, žiūrėsim Mamma Mia. Dabar jau esu teatre, Winter Garden. Tai leido filmuoti iki spektaklio. Vėliau pasidalinsiu įspūdžiais su jumis. Iki. Pučkit. Sienų, kas naktį ir kas dieną, man viskas primena tave. Aišku, Starbucks kafė tai turbūt labiausiai paplitusi kavinė Niujorke. Kaip ir McDonald's yra labai daug. Ir šiaip pastebėjau, kaip žmonės čia valgo. Ir kokį maistą čia siūlo kavinėse ir apskritai ir aš net nesistebiu, kodėl apie juos yra susidariusi nuomonė, jog jie yra žiauriai dideli mano žmonės. Ogi todėl, kad jų maistas yra labai, nežinau, labai keistas. Tai va, labai sunku išsirinkti, ką valgyti. Pavyzdžiui, dabar tai gal valgyčiau kokios nors sriubytės, bet pradžioje reikia susirasti. Na tai ką, šiuo kartu baigiu mūsų interviu. Pamojuosiu jums čia. Man viskas primena